Labas, Skaiste. Sveiki visi prisijungę prie mūsų online Aroma konferencijos Padaryk pokytį. Labas Inga, smagu su tavim pakalbėti ir kartu su tavim pasidalinti mūsų gerąją patirtimi. Šiandien mūdvi kartu su Skaiste norim pasikalbėti ir jums papasakoti apie šį ypatingų sulčių gėrimą Ningxia Red. Turiu ir dar netidarytą butelį. Kitas butelis jau iš šaldytuvo pusę nugertas, nes labai mėgstamas mūsų šeimoje. Na ir šios sultys gali būti dar įsigyjamos tokiamis pakuotėmis, kurias labai patogu nešioti su savimi. Šias sultis mes vadiname sultimis, bet iš tiesų jos priklauso super maisto kategorijai, nes jose yra gausu įvairiausių vitaminų, mikroelementų, to, kas yra naudinga mūsų organizmui kiekvieną dieną. Tai tarsi gyvybės eleksyras, labai dažnai iš tikrųjų taip įvardijama, ilgamžiškumo eleksyras arba tiesiog raudonasis auksas mūsų organizmui. Tad Skaiste, klausiu tavęs, o kaipgi tu atradai šias super sultis? Mane ypatingai sudomino kolegės Jurgitos pasidalinimas apie jos sūnaus sveikatą. Jisai būdamas 3 metukų nustojo valgyti visus vaisius, daržoves, uogas ir jo racione liko tik bulvytės ir dar kažkas, tiksliai neatsimenu. Tai jis labai nusilpo jo kraujas, visas organizmas, jis pats nebeturėjo jėgų, net neturėdavo jėgų žaisti su bendramžiais. Tai vadinamas nevalgiukas, ar ne, mamos, kas turi tokius vaikus, supras. Ir jinai ieškojo visokių būdų, kaip čia sūnui padėti ir pabandė panaudoti šias sultis. Ir jam pakako vieną butelį išgerti ir sunaudoti dar multigreens papildą. Ir šito jam, jinai taip sako, kad užtenka pusiai metų, kad atsistatytų kraujas, jis visas sustiprėtų ir jaustųsi gerai, valgydamas vėl tą skurdų maistą. Taigi man yra svarbu, kad jos keltų geležį. Taip ir yra, jos kelia geležį organizme, stiprina kraują, stiprina imunitetą. Taip pat jos veikia prieš uždegimiškai. Čia yra labai svarbu, nes mūsų paprastai mityba kelia uždegimus. Tai va turėti tai, kas prieš uždegimiškai veikia, labai yra naudinga kiekvienam. Taip pat jos netgi gerina miegą. Tik aišku, jų nereiktų gerti prieš miegą, nes suteiks energijos. Bet gerinti rytais, pirmoje dienos pusėje, susinormalizuoja miegas ir vakare. O Inga, ką tu dar gali papasakoti, nes žinau, kad tikrai labai daug ir giliai domėjaisi apie jas. Ir papasako, kas būtent tau yra svarbiausia dėl šių sulčių poveikio. Žinai, aš kažkada pabandžiau suskaičiuoti, kiek yra Ningxia Red naudų, kurias aš jau žinau. Tai buvo kažkur prieš metus ir man pavyko priskaičiuoti beveik 50 įvairiausių naudų. Bet per šiuos metus, vartodama, domėdamas ir toliau Ningxia Red sulčių naudomis, aš atradau dar papildomų naudų. Taip kad naudų sąrašas išties yra pakankamai ilgas. Mes šias sultis visada, kiekvieną dieną vartojame vėsiuoju, šaltuoju metų laiku, tai pradedame rudenį, ir vartojame iki orai atšyla. Vasaros metu mes taip pat jų turime namuose, bet vartojam šiek tiek galbūt rečiau. Na ir kodėl man šios sultis taip patinka? Kaip žmogui, ne tik kaip mamai, kuris nori jaustis gerai. Noriu, kad mano protas gerai dirbtų, noriu, kad mano visos sistemos funkcionuotų kiek įmanoma efektyviau, kad visada turėčiau energijos, kad jausčiausi gerai, kad mano imuninis atsakas būtų tinkamas. Tai aš visas tas savybės, tas naudas randu šiuose sultise. Aš žinau, kad kai mano dukra pradeda dieną nuo šių sulčių stikliuko, pakanka vos 30 ml, ji gauna visus vitaminus, mikroelementus, mineralus, kas jai yra reikalinga dienai, kad diena prasidėtų gerai. Tam, kad ji išsibudintų, kad jinai gautų tos tvarios, tokios stabilios energijos, kad jinai gautų antioksidacinių antioksidacinį poveikį, kad įsijungtų kognityvinės funkcijos, ypatingai prieš mokyklą, kad ji galėtų ten, būdama susikaupti, kad galėtų smegenis gerai apdoroti informaciją, įsiminti informaciją ir taip toliau ir taip toliau. Tai Ningxia Red sultis pasižymi imuninę sistemą stiprinančiomis savybėmis, antioksidacinėmis savybėmis, bet be to, tai yra tos sultis, kurios labai naudingos mūsų virškinimo sistemai, mūsų žarnynui, žarnyno gerajai mikroflorai.
Na ir mes žinom, kad nuo mūsų žarnyno gerųjų bakterijų, ar ne, nuo mikrobiomos, mūsų žarnyno labai priklauso mūsų bendra savijauta, kaip veikia mūsų imuninė sistema, netgi kaip mes mąstome, ar ne, kokios mintis vyrauja mūsų galvose. Dar vienas svarbus momentas yra tas, kad šiose sultyse esantys karotenoidai, tokie kaip zeksantinas ir liuteinas, teikia apsaugą mūsų akims nuo mėlynosios šviesos, kurią skleidžia ekranai. Ir kadangi ekranai, telefonai, kompiuteriai, televizoriai, ar ne, yra neatsiejama mūsų kiekvienos dienos dalis, tai taip pat kiekvienam iš mūsų yra aktualus punktas. Pernai, tiesa, aš turėjau tokį atradimą, netikėtą atradimą, kai mane užpuolė kosulys. Na ir mes visi žinom, ar ne, kam yra tekę sirgti kosuliu, kad tai menkas malonumas. Man su šiomis sultimis pavyko išvyti kosulį per 5 dienas. Buvau nustebusi, todėl kad anksčiau, kai užpuldavo kosulys, tekdavo nuo jo sveikti, gyti, ar ne, apie porą savaičių, užtrukdavo porą, netgi 3 savaitės. O šį kartą susitvarkiau per nepilną savaitę. Ir vėliau literatūroje atradau, kad iš tikrųjų Ningxia Red labai naudingas tvarkantis su kvėpavimo sistemos įvairiais negalavimais. Aš tai žinojau, bet tiesiog nesuvedžiau su kosuliu. Žinojau todėl, kad mano dukrai, kai ji buvo mažytė, 3 metukų, buvo diagnozuota bronchinė astma ir tai buvo dar viena priežastis, kodėl aš pasirinkau į savo šeimos mitybos racioną įtraukti Ningxia Red sultis. Na ir apskritai tai yra būtent ta priemonė, kurią aš renkuosi tuomet, kai reikia savo arba savo šeimos nariams padėti atsistatyti po ligų, kai trūksta energijos, kai organizmas yra pavargęs, išsekęs ar ne, nualintas, padėti organizmui ir apsivalyti nuo tų toksinų, kurie organizme pasigamina, kai mes sergame, ar ne, kai mūsų organizmas, kai mūsų imuninė sistema kovoja su virusais ir bakterijom. Na ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, viename tame butelyje randu be galo daug naudų savo ir savo šeimos nariams. Na, o dabar Skaiste, noriu paklausti tavęs, galbūt tu galėtum pasidalinti kokią nors savo asmeninę patirtimį arba asmeniniu rezultatu, kuris tave nudžiugino vartojant šias Ningxia Red sultis. O mano asmeninė istorija yra tokia, kad kai aš laukiausi, man buvo labai silpna. Ir kai aš pasidariau kraujo tyrimus, sužinojau, kad man reikšmingai trūksta geležies. Ir man gydytoja jau išrašė receptinę geležį, kuri aišku nėra natūrali. Tai aš jos labai nenorėjau gerti, bet aš sakiau, galvoju, pabandysiu pasikelti tą geležį su sultimis šiomis. Ir aš kurį laiką pagėriau, vėliau pasidariau vėl kraujo tyrimą ir jisai buvo normos ribose. Tai dėl to iš tikrųjų labai džiaugiuosi. O ką įdomaus esi atradusi, besidomėdama Ningxia Red naudomis? Prieš kelis mėnesius svečiuodamasi Amerikoje klausiausi vieno mokslininko, Marko Batleto pranešimo, būtent apie Ningxia Red sultis. Jis pats ir jo šeima šias sultis vartoja jau 20 metų, bet kadangi jis mokslininkas, tai labai domisi sudedamosiom dalim, tyrinėja, studijuoja molekulinę struktūrą, kaip ten viskas veikia ir taip toliau, ir taip toliau. Pranešimas buvo be galo įdomus ir nepaisant to, kad pati daug domiuosi ir iš asmeninės patirties ir skaitydama literatūrą ir klausydamas įvairių pranešimų, jau daug buvau atradusi apie šias sultis, bet šis pranešimas taip pat nustebino ir padėjo atrasti dar keletą įdomių momentų apie Ningxia Red. Tai keliais iš jų noriu pasidalinti. 2020 metais mokslininkų komanda atliko įdomų tyrimą. Tyrimui buvo pakviesti 160 žmonių iš įvairių sričių, įvairių profesijų žmonių nuo 18 iki 70 metų. Na ir visas tyrimas truko 60 dienų, 2 mėnesius. Tyrimui buvo paimti tokie įrankiai, kurie leidžia objektyviai įvertinti tyrimų rezultatus ir kurie yra oficialiai patvirtinti kaip objektyvūs įrankiai. Na ir kas buvo nustatyta, kas buvo išsiaiškinta šio tyrimo metu? Labai įdomus dalykai, procentais netgi buvo apskaičiuota, kadangi buvo stebima miego kokybė, kaip keičiasi žmonių miego kokybė, kaip keičiasi streso lygis,
kaip keičiasi energijos lygis, kaip jaučiasi virškinimo sistema, pažintinės, kognityvinės funkcijos, nuotaika kaip keičiasi. Na, tokie vat, esminiai momentai. Ir kas buvo pastebėta, kas buvo nustatyta. Kad energijos lygis pakilo, kad nepameluočiau, tiesiog susirašiau skaičius 35%, tai iš tikrųjų buvo ženklus energijos lygio pagerėjimas. Miego kokybė pagilėjo, tie visi miego ciklai, ar ne, tapo ilgesni ir gilesni. Ir miegas vidutiniškai pailgėjo 21 minutę. Tai yra pakankamai, ar ne, na, tas ženklus toks laikas žmogui geriau pailsėti, nes mes visi žinom, ar ne, kai trūksta miego, atrodo, net 5 tos minutės yra be galo saldžios ir auksinės. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, streso lygį. Kadangi, na, šiais laikais mes tikrai visi daugiau mažiau kenčiam nuo streso ir rasti įrankius, efektyvius įrankius, kurie galėtų padėti tvarkyti su stresu, yra itin svarbu. Tai buvo nustatyta, kad streso lygis nukrito net 23%. Tai pagilėjo miegas, miego kokybė, pagerėjo energijos lygis, ar ne, padidėjo ir sumažėjo streso lygis. Taip pat be šių parametrų buvo pastebėta, kad gerėjo žmonių tyriamųjų nuotaika, kognityvinės funkcijos, pasitenkinimas darbu netgi pagerėjo ir kvėpavimo sistemos veikla pagerėjo. Tai kaip ir minėjau, ar ne, iš savo asmeninių patirčių, Ningxia Red sultis labai teigiamai veikia mūsų kvėpavimo sistemą. Na ir kiti momentai, kurie taip pat buvo pastebėti. Odos pagerėjimas, odos būklės pagerėjimas, pagražėjimas, teigiamas poveikis virškinimo sistemai. Taip pat buvo pastebėta, kad vartojančias Ningxia Red sultis uždegiminiai procesai organizme yra geriau valdomi. Skaiste, gal ir tau kažkas buvo nauja iš to, kuo pasidalinau? Tai mūsų šio pokalbio temos proga aš ir įsipyliau sulčių. Jų nėra čia tiek daug, aš jas praskiedžiau su mineraliniu vandeniu, nes dienos norma yra 30 ml, nuo 30 iki 60. Tai labai jos tikrai skanios ir naudingos. Ir ačiū tau, Inga, už įdomų pokalbį, nes atrodo jau nemažai žinau, bet dar sužinau kažko naujo. Ir linkiu žiūrovams taip pat kažką išsinešti vertingo ir naudingo ir pritaikyti savo gyvenime. Tai būkit sveiki. Ačiū, Skaiste, tau už šį pokalbį. Kai drauge su kolegėmis keliam Ningxia Red sulčių taurę, mes dažnai pasidaliname tarpusavyje kažkokiais naujais atrastais dalykais apie šių sulčių naudas, galbūt asmeninę patirtimį, tad tokiu būdu ir aš savo atrandu naudingų dalykų. Ir labai tikiuosi, kad šio pokalbio metu ir klausytojai atrado kažką įdomaus ir vertingo savo. Tad tiesioginė to žodžio prasme keliu Ningxia Red taurę į mūsų visų sveikatą. Labai skanu, be galo skanu. Na, o dabar visų klausytojų prašau, pasidalinkit, ką savo naujo, ką savo vertingo išgirdote mūsų pokalbio metu. Na, ir tai yra tos sultis, kurių pakutis, lygiai toks pakutis atkeliauja įsigijus ir pradinį rinkinį, kad mes susipažintume su jomis, padegustuotume, įvertintume, na ir galbūt įtrauktume į savo mitybos racioną. Na ir visiems, kurie klausėsi, norisi palinkėti, kad visi šios online konferencijos atradimai atneštų apčiuopiamas naudas. Gražaus, šviesaus, įkvepiančio sekmadienio. Iki.